Labadiena, čia Kauno dienos studija ir man labai malonu pristatyti metų kaunietę, gydytoją reanimatologę, anesteziologę Vilmą Traškaitę-Juškevičienę. Labadiena. Labadiena. Gerbiama Vilma, norėčiau nuo Ukrainos pradėti pokalbį, apie metų kaunietę būtinai irgi pakalbėsim. Bet Ukraina, ko gero, yra tai, kas daro jūs išskirtinę. Man mediko profesija be pataikavimo apskritai išskirtinė yra, nes tai šventojo darbas. Bet kalbant apie Ukrainą, kada buvo tas momentas, galbūt buvo lūžio taškas, kada jūs supratot, kad nenorit tik prie televizoriaus ekrano palaikyti savų, bet norit vykti ten ir padėti žmonėms? Na, toks rimtesnis, toks lūžio taškas, tai buvo turbūt, kai tik karas prasidėjo 22 metais. Ir antrą karo dieną mūsų, kaip medikų pašto dėžutės darbe pasiekė Sveikatos apsaugos ministerijos kvietimas prisijungti prie formuojamos medikų misijos, kuri vyks į Ukrainą, padėti ten medikams kovoti su, kaip sakant, srautais pacientų ir panašiai, ir ten jiem padėti. Tai tada supratau, kad kitaip nebus, reikia man irgi ten būti. Ir kažkaip, aišku, truputį padvėjojau, ar tikrai noriu, ar tikrai galiu. Ir užsirašiau būtent į tuos visus sąrašus. Aišku, tie sąrašai pirmom dienom buvo labai dideli, paskui mažėjo, žmonės atkrito ir tie, kas neatkrito, kažkaip išvažiavo tą misiją ir aš buvau tarp jų. Tai kažkaip aš visada sakau tiek savo studentam, tiek rezidentam, kad mūsų rankose yra supergalia, mes galim labai daug, mes žinom, kaip padaryti procedūras, kaip išgelbėti gyvybės, mes turim žinių apie vaistų veikimą, apie fiziologiją ir panašiai. Ir tos žinios yra labai naudingos įvairiom situacijom. Ir karo situacija, kai žmonės kenčia, kai yra daug sužeistųjų, nukentėjusių, irgi yra viena iš tų situacijų, kada tas supergalios yra reikalingos. Ir turint tokius sugebėjimus, turint tokią specialybę, kuri gali būti naudinga karo metu, kažkaip norėjau irgi ten vykti ir prisidėti prie žmonių gelbėjimo. Tai turbūt sakyčiau, tada buvo toks lūžio taškas, kai supratau, kad turiu ir aš ten būti. O žmogiško abejonių nebuvo, visgi karas, tai yra baisu. Buvo ir aišku, kad buvo tų abejonių, tuo labiau, kad pirmosiomis dienomis tai mes nežinojom, kas ten vyks, buvo kalba apie cheminį ginklą, apie branduolinį ginklą. Ten tikrai buvo pakankamai baisu, nes nežinojom, apie ką tai yra. Karas buvo toks nesuvokiamas dar dalykas, į kurią pusę pasisuks, ką pagalvos Putinas, ką jis sugalvos, kokias priemonės ten panaudoti ir panašiai. Tai aišku, kad buvo tokio neramumo, bet kaip aš sakau, arba labiau nori, ar labiau bijai. Ir paskui atsirado kolegų, kurie kartu irgi ten važiavo ir kažkaip susiformavo mūsų ta tokia grupė ir taip mes visi kartu ir išvykom. Ir ką ten radot, palyginus su to, ko tikėjotės ir tai, kas buvo realybėje? Svarbu pasakyti, kad mes nesam jokie karo medikai ir ta grupė, kuri buvo pirmoji, tai buvo tiesiog medikai, slaugytojai, gydytojai, paramedikai, kurie dirba civiliniam sektoriui, tai yra ligoninės ar ten greitosios pagalbos srity, ten iki hospitaliniai. Mes nebuvom ruošti kažkokiam karui ir aišku, savame suprantama, kad nebuvom kažkur tenai labai rytuose, mūšio laukuose ir fronto linijose. Tai mes iš pat pradžių važiavom į Kyjivą ir ten pamatėm, kad tos mūsų pagalbos gal net tiek labai ir reikia, nes ten jau buvo vis tiek užnugaris ir tų pacientų kažkiek buvo, bet nebuvo jų tiek daug, kad nebuvo įmanomas kiekis. Tai paskui mūsų komandos išsiskyrė į dvi dalis ir mes iškeliavome į Čerkasus, tokį miestą šiek tiek ryčiau, bet ne pačiuose rytuose, kur jau buvo daugiau pacientų. Tai ką aš tikėjausi, kad ten turbūt bus pacientai, turniketai, masyvūs kažkokie kraujavimai ir panašiai, o pamatėm, kad ten iš tikrųjų ukrainiečiai jau tvarkėsi tuo metu ir turėjo tą savo sistemą sukūrę, kaip jie pacientus evakuoja, kaip jais rūpinasi ir panašiai. Tai nebuvo viskas taip dramatiška, ką mes pamatėm, ką buvo galima pagalvoti žiūrint, žinias ar skaitant portalus. O kiek kartų jūs jau buvote Ukrainoje? Sunku dabar iš tikrųjų pasakyti, kiek aš irgi skaičiuoju, tai dabar, kur išvyksiu, bus gal 7. kartas. Nes buvo tokių, kur aš važiuoju ilgesniam laikui, ten dirbu kaip savanoris, bet buvo tokių, kur mes tiesiog su fondu nugabenam automobilius, perduodam juos paramos gavėjam, ten ar kariniam daliniam, ar medikam, kitiem ir tiesiog grįžtam, toks trumpalaikis, tai net nežinau, čia skaitosi ar ne, bet tokių išvykų irgi yra buvę. O važiuojate į Čerkasus, į tą pačią vietą? Ne, dabar važiuoju į rytus, pačius rytus, būname mes maždaug 30, gal 40 km nuo fronto linijos, tai ten jau tokia zona, kur, gal ir pavojingesnė, bet ten, kur mūsų labiau reikia negu ten užnugaryje.
Nes, kaip tik sakėt, ne karo medikė, bet dabar jau kaip ir karo medikė. Taip, nesat apkase, ar ne, mūšio lauke, bet važiuojat praktiškai prie fronto linijos, iš kur pasiemat kareivius sužeistus ir jau vežat į gydymo įstaigą, ar teisingai suprantu? Taip, mes pasiimam pacientus iš tokios vadinamosios pirmosios operacijos ligoninės. Tai ten jie patenka kaip ir iš fronto linijų, iš stabilizacijos punktų ir ten jiem yra atliekama pirmoji operacija. Ten dirba chirurgai, anesteziologai ir panašiai atliekamos tos vadinamos sužalojimų kontrolės operacijos. Tai kas yra gyvybę gelbstinčios procedūros, sustabdomas kraujavimas, jeigu tai yra turniketo sindromas atliekamos amputacijos, pacientai yra, intubuojami, stabilizuojamos jų gyvybinės funkcijos ir tada keliauja toliau. Tai mes būtent lankome tokias ligoninės, gaunam pranešimą, kad reikalingas pervežimas, pasiimam pacientą ir vežam jį ten, kur yra saugiau. Tai tas pacientas jau būna stabilizuotas, ar ne? Taip, įvairiai būna. Svarbu yra tai pasakyti, kad mes pacientą pasiimam, tarkim, iš operacinės po operacijos. Tai jeigu jis būna ir nestabilių, kaip sakant, gyvybinių funkcijų, mes visą tai darome automobilyje, mes juos stabilizuojame, galime tęsti kraujo transfuzijas, galime daryti įvairias procedūras. Tai tas gydymo procesas, jis nebūna, kaip sakant, kažkoks baigtinis, mes jį tęsiame toliau ir paskui perduodam kitiem kolegom. Kuo skiriasi darbas jums įprastoje Kauno klinikų aplinkoje nuo lauko sąlygų? Iš tikrųjų skiriasi, nes tai, ką aš darau Ukrainoje, tai yra tas vadinamas iki hospitalinis toks laikotarpis ir tu dirbi savo automobilyje. Mes turim ten viską, pakankamai tikrai esam labai gerai apsirūpinę ir turime geros įrangos, ten ir įranga, ir medikamentai, ir priemonės, viskas, bet tu būni tik su savim ir su savo vairuotoju ir su pacientu, tai nėra tokio išplėstinės komandos, didelio personalo. Ir rizika, aišku, irgi yra didesnė, nes kelyje, bet kas gali nutikti. Ir kaip aš sakau, kai būni savanoris, tu ten esi viskas. Ir gydytojas, ir santechnikas, ir mechanikas, ir, nežinau, ir pats ir vaistus prisitrauki, ir paskui automobilį išsivalai, ir priemonės pasipildai. Tai tas tikrai skiriasi. Ir netgi klinikose dabar grįžus, aš kažkaip norisi, vėlgi, jeigu važiuojam kažkur su mūsų reanimobilių klinikose pasimti ir nuvežti pacientus, kažkaip irgi ateinu, jau pradedu ten tvarkyti, daryti ir slaugytojai sako, ką tu čia darai, taigi mes čia esame, mes viską sutvarkysim, viską paruošim. Nu jo, teisingai. Jūs japoniškai, japonaigi nuo mokyklos yra mokomi, kad patys susitvarkyti turi ir žinom daug pasakojimų, kaip ir sportininkai susitvarko rūbinės, tai jūs jau irgi dabar aukštos kultūros ir viską norite pati tvarkyti. Taip, ir čia nėra jokių su to problemų, tiesiog yra kitokia darbo organizavimo kultūra, kur čia mes gal mažiau rūpinamės tais dalykais, mes atliekam savo funkcijas, bet turim, kas sakant, kolegas, kurie pasirūpina, kad būtų papildyta priemonių, kad būtų visada vaistų paruošta, tarkim, kad tenai aparatūra būtų visada veikianti. Ten Ukrainoje tu pats visko rūpinėsi, kad būtų automobilis su padangom, kad padangos turėtų oro, kad bake būtų degalų ir kad pacientas būtų stabilus ir komfortiškai pervežtas. Ir kaip po to jaučiatės grįžus iš ten į čia, į tą kasdienybę, jaučiat kažkokius vidinius pokyčius? Suprantu, kaip gerai mes čia gyvenam ir kaip mes čia visko daug turim ir iš tikrųjų kokia yra didelė prabanga būti čia, o ne tenai. Ir kaip tikrai, nepasakyčiau, kad lengva dirbti, yra sunkus budėjimai, sunkus pacientai, bet yra kitaip. Ir tikrai mes čia, manau, neblogai gyvenam, ypatingai Kauno klinikose, tai tikrai. Ir jums bent jau didžiąją dalim lietuviškai galit susikalbėti su savo pacientais, kaip ten bendraujat ir koks tas ryšys apskritai, nes kelionė, kol parvežat, trunka ir kelias valandas, ar ne? Tai jeigu pacientas gali kalbėti, kaip sekasi bendrauti. Tai mano pacientai didžiąją dalim jie negali kalbėti, nes būna intubuoti, seduojami, ventiliuojami su specialia aparatūra, tai netenka tiek daug pabendrauti su jais, bet išskirtiniais atvejais, jeigu vežu neintubuotą pacientą, tai bendraujam tokiu miksu, nelietuvių, bet toks miksas būna ukrainiečių, anglų, gestų kažkokių kalbų, ir aišku, gelbėja technologijos, visokie vertėjai, translatoriai ir panašiai. Jau nesat rusiškai nemokat tikriausiai? Nelabai daug, aš mokėčiau gal kažkiek profesiškai paklausti, ar pacientas kam nors alergiškas, ten kokius vaistus vartoja, bet kad kažkokį intelektualesnį pokalbį rusų kalbą nepalaikyčiau. Ir patys sužeidimai tai yra visai kitokio pobūdžio, negu ar jums kaip medikė ir kaip žmogui nebuvo šoko, nes tai, ką jūs pasakojat, kaip kasdienybė, amputacijos ir taip toliau, tai neskamba jaukiai. Tikrai nejaukiai ir mes Lietuvoje tokių sužeidimų tikrai nematom ir neturim.
Ir tai nėra daugybiniai sužeidimai, tai pacientas dažniausiai neatvažiuoja tik su vieno organo ar vienos galūnės trauma, tai būna ir veido trauma, ir turniketas, ir tas, ir sakau, žiemą tai buvo ir nušalimai, ir nudegimai vienu metu, tai toks kombinacija. Tai va, bet kažkaip žinojau, kur važiuoju, žinojau, kas ten gali būti, kas manęs gali laukti ir nežinau, nebuvo, kad būčiau labai šokiruota ar kažkaip vis tiek stengiasi žmogui padėti ir žmogus žiūri kaip į pacientą, kaip į žmogų, kuriam reikia pagalbos ir darome viską, ką reikia, kad jam padėtume. Jūs medikai vis tiek iš kitokio molio esat drėbti. Matyti, sunku nustebinti. Sunku šokiruoti, nes šiaip jau eilinį civilį gyventojų, tai manau tikrai šokiruotų tie vaizdai, kuriuos jūs matot ir priemat kaip savo darbo dalį tiesiog. Aš galvoju, jūs sukaupusi tikrai labai svarbiai ir labai reikalinga dabar jau patirtį Ukrainoje. Ar yra kažkokių tai mokymų, kuriuos galėtumėt savo žinias panaudoti Lietuvoje, nes mesgi kalbam apie pasiruošimą galimam karui, galimai invazijai Rusijos ar ne. Ir manau, kad tokios žinios kaip jūsų yra labai svarbios, nes jūs žinot, kaip tai atrodo realybėje jau. Kažkokių oficialių mokymų šiuo metu, bent jau aš jose nedalyvauju, kad oficialiai būtų, bet tie, kas mane kviečia ir kas nori išgirsti mano patirtį, tai aš mielai dalinuosi, tiek ir su šauliais esu buvus susitikimuose, ir su kolegom, su universiteto kolegom. Tai kam įdomu, tai tikrai tą patirtim dalinuosi. Bet kad būtų mokymai oficialūs, bent jau aš juose nedalyvauju, nedėstu, bet nebejoju, kad tokie atsiras laikui bėgant, gal kažkaip susiformuos. 4 metai karo ir sakot, kam įdomu, ar jums netrodo, kad Lietuvoje per mažai įdomu ir dabar dar labiau mažai įdomu? Tai, kas vyksta, aš būtent turiu omenyje pasiruošimą karui, mes kalbam apie Suomijos pavyzdį, apie Izraelio pavyzdį, apie tarnavimą kariuomeniai, apie civilių žmonių pasiruošimą ar praėjimą kažkokių bazinių ar karinių ar pagalbos mokymų ar ne, bet galbūt aš irgi klystu, bet aš girdžiu tik tai kalbas daugiausiai. Nesakau, kad vien tik tai, bet daugiausiai tik tai kalbos, o realių veiksmų tarsi ir mažai yra. Ką aš tokio gal pastebiu iš savo patirties, gal ir ne visai malonaus, kad apskritai žmonės, medikai, jie mėgsta kažkaip sakyti, kad mūsų ten nieks nemoko, nieks nieko mūsų ten neruošia ir nieks nesirūpina, bet tada, kai mes suorganizuojam kažkokį susitikimą su mediku iš Ukrainos stabilizacijos punkto atvykusiu, kuris nori dalinti savo žiniom ir kviečiam visus ateikit ir paklausykit, tada netiek daug tų žmonių ir ateina klausytis. Tai čia gal yra mūsų toks kažkoks bruožas, kad mes kažko tai norim, bet kai yra pasiūlymas, tai tada jau nebereikia ir nebe taip ir įdomu, gal ir kažkokių svarbesnių reikalų yra. Tai čia vienas dalykas ir kas nori tikrai randa tų būdų, kaip mokytis ir šviestis ir tobulėti, nes yra ir tie kažkokių privačių iniciatyvų, yra šauliai, kur žmonės gali kažkokias žinias įgauti. Ir taip pat tikiu, kad yra daug dalykų, kurių mes nematom, ypatingai kas yra susijęs su kariuomenė. Tai turbūt yra gerai, kad mes ne viską žinom, kaip ten žmonės ruošiasi, o pasiruošimas net nebejoju, kad tikrai vyksta. Tai va, jūs tikriausiai, kaip ir bet kuris iš mūsų, esat savęs klaususi, o kas būtų, jeigu būtų. Kaip jūs manot, jūs kaip žmogus su jūsų patirtimi, kokia yra tikimybė, kad mums gali grėsti iš tikrųjų realus pavojus iš Rusijos? Aš manau, kad ta tikimybė yra. Ir kaip klausė, kada karas baigsis, ar karas baigsis, aš kažkaip neturiu tokių iliuzijų, kad karas baigsis. Kažkaip, aš nesu specialistas, tikrai ne kažkoks ne karo komentatorius, bet mano mintyse ir kaip aš tai matau, tai kad tai gali tik tai eskaluotis ir kažkaip nemanau, kad tiek Rusija, tiek Putinas kažkur atsitrauktų. Tai manau, kad kažkokia vienaip ar kitaip grėsmė yra reali ir mes turim jai tikrai ruoštis. Nes ir gyvensim tame, ko gero, labai ilgai, nieks nežino kiek, bet greitai tikrai nepanašu, kad tai galėtų baigtis. Nepanašu, nes ten tik tai ieško, kaip sakant, pretekstų, kodėl karui nesibaigti. Jeigu norėtų kas nors, kad karas baigtųsi, tai yra labai paprasti sprendimai. Susikrauni, kaip sakant, savo daiktus ir išeini, bet to nieks nedaro. Bendraujant su ukrainiečiais vis tiek tikriausiai tenka ne tik jau būnant greitosios pagalbos automobilė, bet apskritai, kokie įspūdį jums palieka tie žmonės ir kaip atrodo šiaip jūsų kasdienybė tenais Ukrainoje? Man žmonės palieka labai šviesų įspūdį, ypatingai tie medikai, su kuriais bendrauju, su kuriais pastoviai palaikau ryšį. Tas yra kažkoks pozityvas, yra toks užsispyrimas ir nenoras pasiduoti, nusileisti. Jie mato galbūt daug dalykų, kas yra ne taip, kas galėtų būti geriau, bet nemanau, kad jie linkę yra kažkaip
pasiduoti, jie žino, už ką jie kovoja ir tikrai tęs tą kovą. Tai mane tas žavi ir tose ligoninėse, kaip sakau, arčiau fronto, kur man teko su gydytojais daugiau susipažinti ir pabendrauti, tai jie yra labai, kad ir kaip tai keistai nuskambėtų, pakankamai linksmų plaučių žmonės. Turbūt taip ir reikia, nes kitu atveju negalėtum dirbti tokio darbo. Jie yra puikūs specialistai, jie žino, ką jie daro ir kodėl jie daro, susiduria su tikrai labai sunkiai sužalotais pacientais. Ir kai tas pacientas atvažiuoja, jie dirba labai rimtai, bet kai galima atsipalaiduoti, tai tikrai galima ir pajuokauti, ir pakalbėti, ir tikrai tam kažkokia vidinė šviesa ten yra ir mane tai žavi, kad jie sugeba 4 metai, jau net ne 4, jau 5 metai, nepasiduoti ir kažkaip eiti į priekį ir matyti prasme ir turėti ryžtą. Ir jūs gal kažkiek įkvėpia, nes žiūrint, jūs irgi nesimato tos rūpesčio raukšlės kažkokios įsimetusios, ar kad būtumėt prisilėkta tų patirčių, kurias nebejotinai esat ten patyrusi? Turbūt, jeigu aš ten susidurčiau su kažkokiam pernelyg neigiamam emocijom, kurios mane labai neigiamai veiktų, aš ten irgi nevažiuočiau taip dažnai ir neturėčiau tos motyvacijos, bet tas pats vėlgi turbūt ryžtas, užsispyrimas, noras nepasiduoti, noras padėti savo draugam ir kolegom veda į priekį ir tikrai aš nevažiuoju ten kaip į kažkokią nemalonę vietą ar kažkur su liūdnom emocijom, ten yra darbo vieta, kur aš matau didelę prasmę ir ta prasme kažkokį suteikia tokį vidinį irgi malonų šiltą pojūtį. Žinodamas kai kurios mūsų piktus komentatorius, dabar taip man ausyse nuskambėjo jų užduodamas klausimas, tai turbūt moka labai daug, nuo pinigų labai daug moka, ar ne, už tą, tai ką jūs atsakytumėte? Esu šitą girdėjus, kad jeigu dažnai važiuoja, tai matyt labai daug moka, taip geri atlyginimai. Tai atlyginimo ten nėra visiškai jokio, ten yra visiškai pilna savanorystė. Ir tam, kad aš galėčiau ten važiuoti, aš kaip tik dar turėjau, kaip sakant, susimažinti savo darbo krūvį Kauno klinikose, kad man pavyktų tas išvažiuoti. Tai aš, kaip sakant, į pliusą niekaip neišeinu, tik į minusą. Ir tą progą labai noriu padėkoti Blue Yellow organizacijai, kuri suteikia sąlygas tokiam savanoriam, kaip aš važiuoti ir ten savanoriauti. Nes aš važiuoju, kaip sakant, po jų vėliavą, kaip Blue Yellow savanoris, reiškia, aš gaunu jų draudimą, kas yra važiuojant į karo lauką ir į tokią zoną turbūt neįmanoma, kad kažkas kitas apdraustų. Tai jie turi tas geras sąlygas, jie man duoda automobilį, duoda kurą ir dėl to aš galiu ten vykti. O kad kažkokią gauti piniginę išraišką, tai tikrai ne, aš kiekvieną kartą važiuoju netuščiom, vežu savo kolegom kažkokių lauktuvių, kažkokių priemonių ir panašiai. Tai gaila, bet tie pikti komentatoriai teks jūs nuvilti, nieko pinigų mums ten nemoka ir jeigu važiuojam, tai turbūt labiau iš tos pusės labiau nuostolis negu kažkoksai tai pelnas iš tų kelionių. O iš kitų šalių yra medikų? Taip, labai daug yra medikų, visa mūsų organizacija TACMED Ukraine yra tarptautinė kaip ir organizacija, tai medikai yra ir iš Amerikos, ir iš Didžiosios Britanijos, turėjom iš Prancūzijos, Vokietijos, mūsų tas įkūrėjas pagrindinis yra Norvegas tos organizacijos. Tai labai tokia tarptautinė kompanija susirenka ir iš tikrųjų labai įdomu, kaip žmonės iš skirtingų šalių, iš Australijos, ten iš visur atvažiuoja su tom pačiom vertybėm ir mes puikiai dirbam tą patį darbą, dirbam su tais pačiais pacientais ir kažkaip nėra kažkokių jokių kultūrinių skirtumų, visi puikiai sutarėm ir dirbam kartu. Vėlgi pagalvoju, toks idealistų sambūris gaunasi. Nes mes tai lietuviai dar kažkaip arčiau esantis, ko gero, geriau suvokiam ir tą pavojų ir labiau patys suinteresuoti esam ar ne, bet amerikiečiui, australui į kitą pasaulio kraštą skristi, rizikuoti, na, tikrai reikia būti idealistu ir degti norų padėti kitiems žmonėms, ko gero. Tai. Tikrai, ir ta kelionė jiem yra pakankamai sudėtinga. Jeigu mums iš Lietuvos važiuojant, tai sėdi automobilį ir po paros laiko būni savo vietoje ten paskirties, tai amerikiečiams skristi transatlantinis skrydis, paskui važiuoti kažkaip traukiniais ir autobusais ir panašiai, tai tikrai reikia didelės motyvacijos, bet amerikiečių tikrai turim bazėje nemažai ir jie puikiai dirba, medikai, paramedikai, vairuotojai. Jūs košmarų nesapnuojat naktimis iš to, ką ten patirėt, ar ne? Ne, ir nėra kada iš tikrųjų, ten mes pakankamai, kaip sakant, ir nuvargstam, ir nėra laiko ten košmarais užsiimti. Jeigu turi laiko miegoti, tai tą ir darai. Tai darbas yra vis tiek yra, na, elementarioji higiena ir kiti ten nevažiuojate 5 žvaigždučių viešbutį, kaip įsivaizduoju.
kiek sudėtinga yra, iš žmogiškosios pusės jau tą profesinę kaip ir aptarėme, bet vat jums kaip žmogui, kiek sunku yra prisitaikyti prie tokių pusiau lauko, įsivaizduočiau, sąlygų. Ten mes gyvename tokioj savanorių bazėj, jis, kaip sakant, yra pakankamai prabanga, kaip sako mūsų vadovas tenai, nes jis yra ir sudėtingesniam sąlygom gyvenęs, bet žiemą susidūrėm su tam tikrais iššūkiais. Tai pirmas iššūkis tai buvo kad nebuvo elektros, arba, kad būna ta elektra, bet, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį turėjome elektrą kokias 3 valandas per parą. Ir visų kitų laikų tiesiog tamsu, šalta ir viskas. Bet buvo vanduo. Tada žiemą atsirado elektra kažkaip, jau ten sutvarkė tas gretimų kaimų pastatės, viskas atrodo neblogai, plus mes esam arti fronto kaip ir prioritetinė zona. Tai jau elektrą turėjom, tada užšalo mūsų vandens bokštas ir neturėjom vandens. Net nežinau, ar jis jau atšilo. Tai var tada vis gvildendavom, kas yra blogiau, ar neturėti elektros, ar neturėti vandens. Ir čia ne per seniausiai, gal prieš 1 mėnesį tas įvyko, kad išjungė Starlinkus Ukrainai dėl to, kad jie būdavo naudojami rusų ant dronų tam, kad galėtų dronus kontroliuoti. Ir buvo toks vienas momentas, kad mes neturėjom nei elektros, nei vandens, nei interneto. Ir supratom, kad gyventi be interneto visgi yra baisiausias dalykas iš visų šitų. Tai taip juokiamės, kad tikrai esam pripratę prie tų modernių technologijų ir dabar be interneto nei pro kur. Bet taip, grįžtant prie klausimo, tai tos sąlygos yra tokios paprastesnės, mes ten pakankamai kukliai gyvenam. Ir kai tik pirmą kartą važiavau, man dar tėvai sakė, tai gal tau davė ten kokį kambariuką, ten kokį asmeninį. Ir aš sakau, tu gauni savo lovą, gauni savo ten 1 kvadratinių metrų, tokiai 2-aukštai lovai ir tai yra viskas, ką tu turi, kas yra tavo asmeninė kažkokia erdvė. Ir taip mes ir gyvenam, 2-aukštės lovos, miegamieji, pusiau, kaip sakant, tokie sandėliukai, kur mes laikom savo priemonės, bet mes iš esmės turim viską, ko reikia. Turim vandenį, kai jis yra, turim elektrą, kai jis yra, turim virtuvę, kur galim pasigaminti maistą, kas irgi žmonėm kyla klausimai, kas ten jūs maitina. Patys maitinamės, jau ką jau sugebi pasigaminė ir taip. Bet jūs ilgai esate pasakojusi man, kad buvo darbo dienų, kur 12 valandų pirmin atgal reikėjo vežioti pacientus. Pacientą atsivežti ir vėl važiuoti kito paciento. Tai tuomet ką, sumuštinis į kelią? Taip, aš sakyčiau, kad karo sąlygos ir ypatingai tas ir savanorystė, ko ten užsiimam, tai yra labai nesveiko gyvenimo būdo dalykas, nes kai laiko nėra, tai maistas tikrai nėra stebuklingas, tai yra kažkoks dešrainis iš degalinės, tai yra kažkoks proteininis batonėlis ir energetinis gėrimas. Ir viskas, tai kai mes juokiamės, kas jeigu skaičiuoja, kaip sakant, baltymų kiekį, kiek suvalgo, tai turbūt nereikėtų važiuoti į karo zoną. Nes valgai kada gali ir tai ką gali. Taip, tai tas maistas tikrai yra, kažkaip bandai išsisukti. Kas dar yra įdomu, kad Ukrainoje yra tokios savanorių, kaip sakant, valgyklos, kur tiek kariai, tiek savanoriai ir mes kaip medikai galim nuvažiuoti ir ten 24/7 pavalgyti. Maistas ten nėra kažkoks labai stebuklingas, bet barščių jie visada turi didelį ten tą katilą prisivyrę. Ir tikrai yra labai smagu, grįžtant iš misijos, nevežus pacientą, trumpam stapsel, suvalgyti tą dubenėlį barščių. Tai šiltas maistas. Šiltas maistas, toks naminis, geras, ne koks nors degalinės dešrainis. Tai tos tokios valgyklos ten vietinės irgi gelbsti. Ir mokėti nereikia. Tai yra labai smagu. Dronų atakos vis tiek ilgai važiuojat, kelias valandas, ne, kaip minėta. Kiek tai kelia pavojų? Galvojam anksčiau, kad pavojus nekelia, kol tas pavojus neįvyko. Vat vieną vakarą, kai iš niekur nieko mūsų irgi vienas automobilis pateko į dronų ataką. Ir net negalėjom numatyti to, tiesiog buvo viskas kaip įprastai, važiuoji, pasiimi pacientus ten ir staiga kažkokia atskrido dronai tą mūsų kelią, kuriuo mes naudojamės kiekvieną dieną. Ir tada tai tapo problema nuo to karto. Tai dabar esam priėmę tam tikras, kaip sakant, atsargumo priemonės, kurias naudojam. Tai ir patys važiuojame visada į misijas jau su apsaugom, su šarviniam liemenėm, su šalmais, jeigu tas būtų reikalinga. Turim tam tikras sistemas, kaip sekam, kas kur yra, pranešam, kur esam, kur važiuojam. Ir supratom, kad nuo šiol taip gali būti.
Tai vat negalvoji, kad iki tavęs dronas atskris, kol jis neatskrenda. Ir iš rusų naivu tikėtis, kad jisai neatakuotų greitosios pagalbos automobilių. Tikrai taip. Ir man irgi klausia, būna žmonės, ar važiuodama užsidedi kokį ten kryžiuką, ar ten kažkas, sakau, kryžiukas tai yra taikinys, negalim šito daryti. Ir mūsų visi greitosios pagalbos automobiliai yra pagrindę žali, kamufliažiniai, bet turi švyturėlius. Tai irgi esam dabar priėmę tokį kaip ir sprendimą, kad švyturėlių būtent to atkarpoje nenaudojam, kad nepritrauktumėm papildomą nereikalingo dėmesio. Nors nuo senų senovės karo lauke, kiek iš istorijos, tai jau sužeistasis ar raudonas kryžius, tai buvo šventas reikalas. Na taip, bet dalykai pasikeitė ir dabar, kaip saka, esu irgi taip pat ir girdėjus iš kolegų, kad tie taikiniai yra, kaip sakant, reitinguojami. Tai medikai ir greitosios pagalbos tokie automobiliai, tai kaip sakant, yra high value, didelės vertės taikinys, kur tu ne tik tai pašalini pacientą, kažkokį sužeistą karį, bet dar ir komandą, kuri negalės gelbėti kitų sužeistų karių. Nu, tai čia fantastika tiesiog. Ne, bet šlikštu. Taip. Paprastai tariant. Tikrai taip. Nu, nežmoniška tiesiog. Bet jo, žmogiškumo iš tos tautos mes jau nebesitikim, tai iš kalbos nėra. Malonesnė pusė metų kaunietės titulas. Kiek jums jisai reiškia ir, naivus klausimas, kiek pradžiugino? Pradžiugino tai labai tiek pats titulas, tiek žmonių aplinkinių reakcijos, kolegų ir panašiai. Čia jau tęsiasi sveikinimas, kaip kalėdos ir gimtadienis vienu metu, nes tikrai ir savaitė, ir dar daugiau visi dar žmonės sveikina, džiaugiasi ir man labai smagu, kad tai suteikia ir jiems džiaugsmo, ir mano kolegoms ligoniniai, Kauno klinikose, ir kolegoms anesteziologams, reanimatologams, kad kažkas, kaip sakant, iš mūsų buvo apdovanotas. O aš pati, kaip ir minėjau, šitą nuotykį leidausi tam, kad papasakočiau plačiau apie mūsų Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugijos paramos fondą, kad paviešinčiau, ką mes veikiam, kuo užsiimam. Tai va, ir papasakokit ir paviešinkit. Taip, tai mūsų fondas veikia beveik nuo karo pradžios, mes pradėjom fondą 23 metais įkūrėm ir tarp kitko įkūrėm su tuo kolega, su kuriuo buvom pirmoji Ukrainos misijoje, tada 22-aisiais kažkaip užsimezgė pažintis, norėjom tiem žmonėm padėti, jiem kažkaip, kaip sakant, pritraukti finansavimą, kažką nupirkti, kažką nuvežti ir buvo įkurtas toks fondas. Mūsų fondas yra labai nedidelis, mes esam 3 žmonės. Bet vis dar veikiam ir su rėmėjų pagalba ir su žmonių pagalba, dėl jų pervedamų lėšų ir sugebam nedaug, bet kažką nuvežti. Tai pagrindė vežam automobilius, kurie yra didesnio pravažumo, tai skirti tiek medicininė evakuacijai, kariniam daliniam, tai yra greitosios pagalbos automobiliai, kuriuos ten irgi perdodam, ir taip pat medicininės priemonės. Mes esam visi 3 anesteziologai ir reanimatologai, neturim jokio supratimo apie ginklus, dendronus ir panašiai, bet mes turim supratimą apie ventiliatorius, apie ultragarso aparatus, apie švirkštinės pompas ir tokius dalykus perkam, vežam ir ten, kaip sakant, paliekam paramos gavėjam, kurie yra Ukrainoje ir jie to naudojasi. Bet ko gero jaučiasi jau visuomenės nuovargis, ar klystu, dėl paramos būtent ir dėl dėmesio Ukrainai apskritai? Taip, tas jaučiasi ir dabar dėl to, kaip sakant, kiekvieno euro tikrai reikia kovoti ir prašyti ir kažkaip dar sugalvoti kažkokių, pasakoti istoriją, sugalvoti, kaip dar žmonėm atskleisti tai, kas ten vyksta ir kad ta parama tikrai yra labai svarbi ir labai reikalinga. Tai labai tikrai džiaugiuosi ir noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie vis dar mus remia. Ir tai yra ne tik tai fiziniai žmonės, bet tai yra tam tikros ir įmonės, ir profesinės bendruomenės sąjungos, kurios remia mus tiek priemonėm, tiek ir, kaip sakant, finansiniam lėšom, finansinė parama, už ką mes paskui galime nupirkti priemonės kitas. Ir mes, kaip minėjau, esam pakankamai nedidelis fondas, bet tai, ką mes surenkam, viskas 100% atitenka Ukrainos medikams. Nes jeigu mes vežam automobilius, tai didžiaja dalimi tai yra kuras arba mūsų rėmėjų, tai yra mūsų laisvas laikas, mūsų atostogų laikas ir fondas nefinansuoja kažkokiu tenai maisto sąnaudų ar ten viešbučių ir panašiai. Mes taupom kiekvieną eurą ir jį panaudojam būtent tikslingai nusipirkti įrangą ir automobilį ir ten jį pristatyti. Na čia ir visiems net ir pacifistinių pažiūrų žmonėms, kurie ten nenorėtų skirti lėšų karo reikmėm, ar ne? Tai čia yra medikamentai, tai yra priemonės, kurios gelbėja žmonių gyvybės, kurie mažina kančias, tai irgi labai svarbu, aš manau, yra.
tikrai taip ir susidūrėme irgi su rėmėjais, kurie tiesiog nenori remti paties karo. Ir mes kaip medikai irgi kažkaip mums galbūt būtų moralinė dilema vežti ten, nežinau, kažkokius šautuvus, dronus, kulkas ir panašiai, nes mes linkę žmonės gydyti, o ne jos žaloti. Tai tam, kad kažkokių moralinių dilemų nebūtų, mes būtent užsiimam medicinę pagalbą ir remiam savo kolegas dirbančius ten. Tai jūsų titulas man irgi labai asmeniškai pradžiugino, nes nepažinojau jūsų, bet ir manau daugelis kauniečių jūsų nepažinojo. Bet būtent, manau, šiuo atveju jūsų veikla, pagalba, parama tiesioginė Ukrainai ir sąlygojo balsuoti už jūs. Tai vadinasi, nesam dar tokie, kaip čia švelniau pasakysiu, pavargę nuo karo, ar ne, ir mums rūpi. Ir tai, kas vyksta, ir rūpi mūsų šalies žmonės, kurie padeda Ukrainai kaip beišgalėdami, tai jūs esat puikus to pavyzdys. Tai labai jums ačiū. Aš tai labai noriu padėkoti tiem, kas palaiko ar kas balsuoja ir net negalėjau patikėti, kad tiek bus daug tų žmonių, kuriem ta veikla yra svarbi. Nes aš ir kolegoms iš Kauno dienos sakiau, kad tai darau ne dėl kažkokio viešumo, ne dėl garbės, ne dėl pripažinimo, darau, nes man tai yra svarbu ir aš džiaugiuosi tą veiklą užsiimdama. Ir jeigu nuo to tik tai, kaip sakant, dar smagiau ir aplinkiniam, ir jie mato tame prasme ir palaiko, tai tik tai, kaip sakant, dvigubas laimėjimas ir džiaugiuosi, kad galiu tai paviešinti ir kolegom pasakoti tas istorijas, kurias parsivežu iš Ukrainos. Žinot, kaip sakoma, geras pavyzdys užkrečia, tai labai tikiuosi, kad jūsų pavyzdys irgi įkvėps, ne tik, kad užkrės, bet ir įkvėps kitus. Nebūtinai tiesiogiai, bet galima ir remiant jūsų fondą, kitus fondus, tų būdų yra pačių įvairiausių. Tai didelis dėkui dar kartą jums už tai, ką jūs darot, stiprybės, sveikatos ir ačiū, kad apsilankėt Kauno dienos studijoje, o mes su jumis pasimatysim kitą kartą. Dėkui, iki.